Geiša su gipsuota ranka. Štai geiša su gipsuota ranka, lūžęs dilbio kaulas, be abejo gali būti geiša, kurios ranka langetėje jai labai stipriai sumuštas riešas. Jeigu kairė ranka sugipsuota arba langetėje, tai yang, dangiškas vyriškas pradas sugipsuotas arba langetėje. Jei gipse ar langetėje dešinė, in, derlingas, pasyvus, moteriškas. Traumuota geiša žengia gatve ir sutinka apį, jautį pažįstamą iš Egipto. Tasai ir sako, grįžtu iš vakarų, Lao Tze prašė, tai pavėžėjau, klausyk, kas rankai. Šitas eilėraštis irgi turi moto iš Saido knygos Orientalizmas, skamba taip, joks semitas niekada neatsikratys savo palapinės ir genties pastoralinės dykumos aplinkos. Jame panaudoti Salomėjos Nėries eilėraščio Obelys žydi dvi eilutės, krikštojančios lengvos paplasta, leidžiasi nuo kalno obelaitės. Taigi, troleibusai tie dykumų laivai. Troleibusai tie dykumų laivai, begaliniuose smėlynų tyros, kur tik Saksaulo baltojo miškai, troleibusų vilkstinės išnyra. Taurustus Afganas užberia akis, bet regi iš Sopkos lenda ūsai ir atlėksta keliauninko neviltis. Štai juk atlinguoja troleibusai. Iš džuzgūno krūmų atšiaurių, staigiai švysteli nenuorama kulanas, bet ramina pilkžemių skurdžių, vinguriuojas troleibusų takas. Kur pažvelgsi smėlis ir akmuo, uola vilkstinė lankstu aplenkia, smiltys smulkios, troleibusas nelinguos, padangoms kietesnį gruntą rinkti tenka. Nors ir paslaptingas kraštas atšiaurus, žinia pašnibždės tau beduino lūpos, užkūtas smėlynos per genčių karus, savo pėdomis negrįš jau troleibusas, kai užklumpa dykumoj naktis, glaudžiasi į ratą troleibusai, laužo kur šiukštų negalima ugnis, kursto ir genties neramų būdą, tas samumo šėlsmas atšiaurus, vėl ir vėl grasinantis palaužti, koleikas, barchanai ir dangus, ir viltis kelionės pabaigos sulaukti. Tik oazijai vilkstinė kaip reikiant atsipūs, viltį prikelia gyvybė, moterys, datulės, užsimirš ir dykumos alsavimas rūstus, palmių ūksmėje saldžiai prigulus. Krykštojančios lengvos paplasta, leidžiasi nuo kalno obelaitės, murma vis kupranugario lūpos, beduina keri siela troleibuso. Gėris reikalų ir transcendentinis. Finansiniams nekilnojamo turto burbulams triukšmingai subliuškus, vadybos teorijos vėl grąžina prie ištakų. Ramus racionalus akviniečio tikėjimas, Montenio moralės formulės paprastumas, Kanto moralinio imperatyvo grožis. Kibernetikos mokslas andai visiems paskelbęs, geriau veikia sistemos paprastos turinčios mažiau elementų. Sekė viską įdėmiai, siekdamas išganingos redukcijos. Ryžtingai pareikalavo, kad būtų ištraukti dantys, visi iki vieno. Ir pabaigai diptichas. Pirmas. Teesie. Gaminame vonios baldus. Gaminkite vonios baldus. Antras. Galas. Viskas vonios kambariui. Vonios kambariui. Ačiū.